10 skyrius. Gyvenimas meilėje. Visų slėpinių slėpinys. Dievas pasirodė žmonėms Jėzaus Kristaus asmenyje. Istorija pilna žmonių, kurie dėjosi dievais, bet tik vienas Dievo sūnus tapo žmogumi. Priežastis, kodėl jis tai padarė, yra nuostabesnė nei pats faktas. Bet matome tą, trumpam laikui padarytą žemesnį už angelus, Jėzų, už mirties kentėjimus apvainikuotą šlove ir garbe. Reikėjo, kad Dievo malonė už kiekvieną jis paragautų mirties. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnią. Hebrajams 2 skyrius 9-14 eilutės. Kūrėjas tapo kūriniu, kad numirtų už kiekvieną puolusį žmogų. Įsikūnijęs Dievo sūnus prisėmė visą atlygį už nuodėmę, patirdamas vidinę mirtį, kurią sukėlė kaltė, atskirianti sielą nuo Dievo. Romiečiams 6 skyriaus 23 eilutė. Logika mus įtikina, kad Kristus turėjo iškentėti mirtį, nuo kurios jis mus gelbsti. Jis negalėjo patirti tik pirmosios mirties, nes mūsų nereikia išgelbėti tik nuo pirmosios mirties. Be gelbėtojo įsikišimo nuodėmė mus panardintų į antrosios mirties tamsą, kuri kupina gėdos. Čia mes susidurime su kitu slėpiniu, jo prisikėlimu. Jei Kristus tikrai patyrė visišką atpildą už mūsų nuodėmes, tai kodėl jis nėra šios amžinos tamsos gniaužtuose? Ar jo prisikėlimas neįrodo, kad jis kažkaip aplenkė visą mums priklausantį saiką? Šventojo rašto atsakymas yra labai platus, tačiau kita vertus, tai labai paprasta ir aišku. Mirtį sunaikino Kristaus mirtis. Jo prisikėlimas įvyko ne savavališkai, o per tikrą pergalę prieš mirtį, kai jis jai pakluso. Po prisikėlimo Jėzus pareiškė: aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžius. Amen. Aš turiu mirties ir pragaro raktus. Apreiškimo 1 skyriaus 7 ir 18 eilutės. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai jis lygiomis juos prisėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnią, Žydams 2 skyriaus 4 eilutė. O dabar apreikšta pasirodžius mūsų gelbėtojui Jėzui Kristui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo evangeliją. 2 Timotiejui 1 skyriaus 10 eilutė. Kristaus mirtyje buvo kažkas ypatingo, kas visiškai nugalėjo mirties galią. Bet kas tai buvo? Kaip ir kokia galia jis buvo prikeltas gyvenimui? Norėdami suprasti pergalės pasiektos ant kryžiaus pilnatvę, pirmiausia turime suprasti, kad šiuo metu visatoje veikia du priešingi principai. Pirmas – gyvybės dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje ir antras – nuodėmės ir mirties įstatymas. Romiečiams 8 skyrius 2 eilutė. Kristuje mes susidurėme su gyvybės įstatymo veikimu, kuris yra nuolatinis principas, iš kurio kyla gyvybė. Kita vertus, nuodėmė yra nuolatinis įstatymas vedantis į mirtį. Norėdamas išsiaiškinti šią prasmę, Paulius toliau aiškina. Kūniškas mąstymas yra mirtis, o dvasinis mąstymas yra gyvenimas ir ramybė. Romiečiams 8 skyriaus 6 eilutė. Paulius susiduria su dviem skirtingais mąstymo būdais, kurie veda prie dviejų labai skirtingų rezultatų. Vienos rūšies mąstymas ir jausmas veda į mirtį, kitas veda į gyvenimą. Tačiau apaštalas mums paaiškina, kodėl taip nutinka. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui, jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Romiečiams 8 skyriaus 7 eilutė. Arba, kaip tai apibūdina Saliamonas, teisumas veda į gyvenimą, o kas pikta siekia, tas ieško mirties. Patarlių 11 skyriaus 19 eilutė. Čia kūniškas protas apibrėžiamas kaip priešiškumas Dievui ir jo įstatymui. Nuodėmė yra dvasios ir emocijų būsena, apibūdinama kaip maištas prieš gyvenimo principus,
atspindinčius Dievo charakterį ir išreikštus jo įstatyme. Kita vertus, dvasinis mąstymas yra psichinė ir emocinė būsena, kuri puikiai dera su Dievo charakteriu ir įstatymu. Koks tada yra gyvybės principas, neatskiriamas nuo Dievo įstatymo? Ir koks yra nuodėmėje egzistuojantis mirties principas? Dievas valdo visatą per nuolatinius principus, kylančius iš vieno pagrindinio dėsnio. Jis veikia tik su viena sąlyga – meile. Tokį įstatymą jis iškėlė ne kaip užgaidą, neva būtų galima dar ką nors iškelti. Visai ne taip. Meilė yra vienintelis jo pasirinkimas, nes meilė yra jo esmė. Dievas yra meilė. 1 Jono laiškas, 4 skyriaus 8 eilutė. Viešpats sukūrė gyvenimą iš meilės ir jį palaiko tik jo meilės galia. Dievo meilė yra pulsuojanti gyvybės energija. Pagal savo apibrėžimą, meilė nukreipta į kitus, gyvenk dėl kitų, o ne dėl savęs. Jei suteiktume meiliai aiškesnį apibrėžimą, tai būtų panašu į 10 Dievo įsakymų. Štai kaip reikia mylėti Dievą. 1. Neturėk kitų dievų prieš jį. 2. Negarbink stabų. 3. Netark jo vardo be reikalo. 4. Nepamiršk garbinti jį 7 dieną su dėkingu suvokimu, kad jis mūsų kūrė ir savo galia išgelbėjo. Štai kaip reikia mylėti kitus žmonės. 5. Gerbk savo tėvus. 6. Nežudyk. 7. Nesvetimauk. 8. Nevok. 9. Nemeluok. 10. Nepavydėk. Išėjimo knygos 20 skyrius. Dievo įstatymas nėra savavališkų taisyklių, kurias pasirenka galingas despotas, norintis, kad viskas vyktų pagal jo įsakymą sąrašas. Dievo įstatymas yra vienintelis būdas gyventi harmonijoje su meile, o gyvenimas meilė yra vienintelis būdas įamžinti gyvenimą. Nuodėmė nėra tik alternatyvus gyvenimo būdas, prieštaraujantis Dievo pažiūroms. Nuodėmė yra neteisybė. 1 Jono laiškas, 3 skyriaus 4 eilutė. Nuodėmė yra gyvybiškai svarbių meilės principų aprašytų Dievo įstatyme pažeidimas. Todėl kiekviena nuodėmė iš esmės yra savanaudiškumas. Dievas turi įstatymą, nes iš tikrųjų yra teisingi ir neteisingi gyvenimo būdai. Teisingi metodai yra teisingi, nes jie palaiko gyvenimą. Neteisingi metodai yra neteisingi dėl to, kad jie griauna gyvenimą. Dievo charakteryje visiškai nėra jokio slegiančio elemento. Dievo įstatymas yra toks, nes tik jis ir gali leisti gyvybei vystytis iki galo. Dievas nesako, jei nusidedate, aš jūs sunaikinsiu, bet jei darote, ką įsakau, išliksite gyvi. Jis skelbia tikrąją tikrovę. Jei darote nuodėmę, ji jūs sunaikins, bet jei ateisite pas mane ir priimsite mano meilę, ta meilė atkurs ir palaikys jūs per visą amžinybę. Dievo įstatymas lygu meilė, lygu gyvenimas. Nuodėmė lygu savanaudiškumas, lygu mirtis. Siekiant sukurti visatą ir išlaikyti joje gyvybę, šioje gyvybės struktūroje buvo įmontuoti tam tikri principai. Dievo įstatymas, kuris yra Dievo meilė ir išreiškiamas praktiškai, yra absoliučiai neatsiejamas nuo visatos, kuri buvo sukurta palaikyti amžinąjį gyvenimą. Dievo įstatymas paaiškina gyvenimo esmę ir sąlygas, kuriomis gyvenimas tęsis. Dievas sukūrė visą kūriniją, kad ji veiktų pagal jo meilę. Pats gyvenimas, kurį turime, yra jo meilės rezultatas. Ir mes pažinome Dievo meilę mums ir ją įtikėjome. Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas jame. 1 Jono laiškas, 4 skyriaus 16 eilutė. Kaip degalai yra varikliui, kaip deguonis yra ugniai, kaip elektra yra lemputei, kaip saulės šviesa yra augalams, taip Dievo meilė yra gyvenimui. Dievo meilė yra psichologinis ir emocinis mūsų egzistavimo kuras. Mirties negalime išvengti, jei nėra šios svarbios gyvybę teikiančios jėgos. Pati mūsų dvasinės egzistencijos esmė daro mus visiškai priklausomus nuo meilės. Turime pamatyti Dievo meilę mums ir ją patikėti.
ir savo ruožtu turime išlieti tą meilę jam ir kitiems, kad patirtume amžinąjį gyvenimą. Nuodėmė yra visiškai priešinga Dievo meiliai. Kai meilė yra savęs atidavimas, nuodėmė yra savanaudiškumas. Kai meilė yra gyvenimas, nuodėmė yra mirtis. Padaryta nuodėmė gimdo mirtį. Jokūbo 1 skyriaus 15 eilutė. Siela, kuri nusideda, mirs. Ezechielio 18 skyriaus 4 eilutė. Atpildas už nuodėmę yra mirtis. Romiečiams 6 skyriaus 23 eilutė. Mirties gelonis yra nuodėmė. 1 Korintiečiams 15 skyriaus 56 eilutė. Bet kas man nusideda, kenkia savo sielai. Kas manęs nekenčia, myli mirtį. Patarlių 8 skyriaus 36 eilutė. Nuodėmė ne tik nepatinka Dievui, bet ir kenkia nusidėjėliai. Visi, kurie nekenčia Dievo, myli mirtį. Jie veikia pagal principą, kuris griauna gyvenimą. Nesvarbu, ar jie supranta šį faktą ar ne. Kiekvienoje nuodėmėje yra savižudybės elementas. Nuodėmė destruktyviai veikia žmogų ir jo santykį su Dievu. Iš esmės, nuodėmė yra mirties šeimininkas. Kaip? Ta prasme, kad nuodėmė yra psichologinis sutrikimas, kuris išstumia meilę ir išaukština save. Nuodėmė atima iš sielos meilę ir visus būtinius gyvenimo principus ir suteikia iliuziją, kad gyvenimas savo yra savęs išsaugojimas. Iš tikrųjų, egoizmas yra savęs naikinimo receptas. Kita vertus, nesavanaudiška meilė yra gyvenimo esmė. Turėdami omenyje šias aplinkybės, galime pradėti galvoti apie Kristaus prisikėlimą. Vėl užduodame klausimą, kaip gelbėtojas galėjo patekti į mirties gniaužtus ir galiausiai būtų prikeltas į amžinojo gyvenimo pilnatvę. Pasak Pauliaus, gyvybės įstatymas, nuodėmės ir mirties įstatymas baigė savo paskutinę kovą Jėzaus Kristaus atminyje. Romiečiams 8 skyriaus 2 eilutė. Apaštalas teigia, kad priimdamas ant savęs mūsų nuodėmingą kūną, Jėzus gyveno tokį gyvenimą ir mirė tokią mirtimi, kuri pasmerkė nuodėmę kūne. Romiečiams 8 skyriaus 3 eilutė. Tai mums sako, kad jis gyveno be nuodėmės ir nebuvo sugadintas nuodėmės. Jis nugalėjo nuodėmę, būdamas žmogaus kūne, kuri visada valdė nuodėmė. Nuodėmė niekada jo nevaldė. Savo nepaliaujamą meilę nusidėjėliams ir nepalaužiančių besitikėjimų tėvų, Kristus sunaikino mūsų kūne nuodėmės galią. Jo prisikėlimas buvo visiškas šios pergalės įrodymas. Šventasis raštas sako, bet Dievas jį prikėlė, sulaužydamas mirties pančius, nes jį negalėjo jo sulaikyti. Apaštalų darbų 2 skyriaus 24 eilutė. Kodėl mirtis negalėjo jo sulaikyti? Nes nuodėmė, kuri yra mirties galia, niekada jo nevaldė. Tėvas Kristų prikėlė ne kokią nors gudrybę, o teisėtai iškovota pergalė. Mirtis negalėjo jo sulaikyti, nes jis neprisirišo prie savo gyvybės, kad atremtų mirtį. Vedamas nesavanaudiškos meilės jėgos, jis atidavė savo gyvybę už pasaulio išgelbėjimą. Todėl tėvas mane myli, nes aš atiduodu savo gyvybę, kad vėl ją atsimčiau. Niekas to iš manęs neatima, bet aš pats atiduodu. Turiu valdžią ją atiduoti ir vėl atsimti. Jono 10 skyriaus 17-18 eilutės. Atiduodamas save kitų labui, jis iškovojo pergalę prieš nuodėmės esmę, tai panaikintamas jos galią sunaikinti jį. Tai, kad niekas netėmė jo gyvybės prieš jo valią, rodo, kad jis savo gyvybę atidavė savo norų iš meilės. Jei žmonės atimtų jo gyvybę prieš jo valią, pats jo valios pasipriešinimas parodytų, kad jis negali mylėti kitų bet kokią kainą. Nuodėmė pranoktų meilę, bet kadangi jis pasidavė visiškam savęs išsižadėjimui, meilė buvo dominuojantis veiksnys jo širdyje. Žodžiai, aš atiduodu savo gyvybę, kad galėčiau ją vėl atsimti, nustato ryšį tarp jo savanoriškos aukos ir jo pergalingo prisikėlimo. Nuodėmė yra mirties galia, ir jei nuodėmės esmė yra savanaudiškumas, tai iš to išplaukia,
kad pasiaukojanti Kristaus meilė, egzistuojanti net mirties akivaizdoje, yra galia, kurią jis peržengė nuodėmės ir mirties įstatymą. Šėtono tikslas buvo sunaikinti Kristaus meilę puolusiai žmonijai, taip pat sugriauti jo pasitikėjimą tėvu. Jį ištikęs mūsų nuodėmės nuosprendis, atitinkamas atsiskyrimas nuo Dievo jausmas, žiaurumas ir blogis, kuriuos jam užkrovė tie, kuriuos jis atėjo išgelbėti, visa tai buvo skirta sunaikinti meilę jo širdyje ir susikoncentruoti į save, tapti egocentrišku. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Vyresnieji kartu su kitais šaipydamiesi kalbėjo. Kitus išgelbėjo, tegul pats išsigelbsti, jei jis Kristus, Dievo išrinktasis. Iš jo tyčiojasi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam rūgštaus vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, išgelbėk save. Viršum jo buvo užrašas graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis. Šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių piktžodžiavo jam, jei tu esi Kristus, išgelbėk save ir mus. Luko 23 skyriaus nuo 35 iki 39 eilutės. Išgelbėk save, išgelbėk save, išgelbėk save. Viskas, kas susijęs su kryžiumi, spaudė Dievo sūnų pasukti savisaugos link. Dievo charakterio esmė buvo puolama. Kas yra visatos valdovas? Kas iš tikrųjų sudaro esmę? Ar jo meilė pasirodys besanti apgaulė, ar pasiners, ar pasiaukojimo gelmes? Kai Kristus buvo sužeistas mūsų savanaudiškos neapykantos bjaurumo, ar jis ir toliau mylės mus visiškai nesavanaudiškai? Kai jis akis į akį susidurs su visiško atsiskyrimo nuo tėvo tamsa, ar jis iškels mus į pirmą vietą? Kol gelbėtojo sielos agonijoje kabojo ant kryžiaus, žmonių atstumtas ir regis Dievo pamirštas, meilė ir savanaudiškumas įsivėlė į negailestingą kovą. Kristuje principas, kad nuodėmė lygu mirtis, buvo lyginamas su įstatymu, kad meilė lygi gyvenimas ir galiausiai meilė laimėjo pergalę. Golgota visam laikui užantspaudavo, kad Dievas yra amžinai ir nepaliaujamai nesavanaudiškas. Visas prasmingas garbinimas ir visa ištikimybė yra jam kryžiaus dėka. Bet koks maištas prieš tokį Dievą pasirodo esąs bevertis ir nepateisinamas. Atskleisdamas kryžiaus prasmę, Jėzus pasakė savo mokiniams: kas myli savo gyvybę, tas ją sunaikins, bet kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Mano siela dabar pasipiktinusi ir ką turėčiau pasakyti? Tėve, išgelbėk mane nuo šios valandos, bet šiai valandai aš atėjau. Dabar yra šio pasaulio teismas, dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. Ir kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Kristaus mirtis ir prisikėlimas buvo laidotuvių maršo Šėtono karalystėje. Jis nuginklavo kunigaikštystes bei valdžias ir viešai jas pažemino, triumfuodamas prieš jas ant kryžiaus. Kolosiečiams 2 skyriaus 15 eilutė. Golgota nuginklavo velnę ir sužlugdė tą, kuris turėjo valdžią mirčiai. Visi mąstantis kūriniai visatoje yra traukiami prie Dievo sūnaus, su nenutrūksama ištikimybė išvelgia į pasiaukojančią meilę, kuri buvo parodyta jo gyvenime ir mirtyje. Kristuje skleidžiamas tikrasis gyvenimo mokslas. Juk kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Luko 14 skyriaus 11 eilutė. Kelias aukštyn yra žemyn, o kelias žemyn aukštyn. Savanaudiškas gyvenimas veda prie santykių su kitais žlugimo ir jų pasitikėjimo praradimo. Gyvenimas dėl kitų yra gyvenimo būdas. Per tariamą pralaimėjimą Kristus pasiekia pergalę. Kiekvieną, kuris tai mato, traukia prie jo, o Šėtonas yra nuginkluotas. Savęs išaukštinimas sužlugdė puolusi angelą. Kryžiaus triumfas yra meilės triumfas. Išėjęs iš kapo, Kristus laimėjo kovą su nuodėme ir mirtimi. Jo pergalė taip pat yra mūsų. Planuokite gyventi amžinai, jei planuojate gyventi jo meilėje. Maloningas Dieve,
Koks tu nuostabus. Tikrai tu esi didės išmintimi. Esi visagalis silpnybėje. Esi išaukštintas paklusnume. Tu esi gyvas per mirtį. Esu įsitikinęs, kad gyvenimo kelias yra nesavanaudiškos meilės kelias. Išmokyk mane ir duok stiprybės taip gyventi. Esu pernelyg silpnas, linkęs aukštinti save ir žeminti kitus. Išlaisvink mane nuo šito. Leisk man sklandyti tavo meilėje. Meldžiu tave Kristaus šviesoje. Amen.